pristatau jūsų teismui savo versiją kepsninę šašlykinę rūkyklą. Kaip jau supratot, padarytas iš 2 balionų. Vienas balionas buvo sutrumpintas, nes ten tokie 2 ilgi. Iš vieno baliono bus padaryta šašlykinė ir rūkykla. Čia jeigu bus naudojama kaip rūkykla, tai bus šitas išimtas. Nes kad negraižiot skylių čia, kad būtų dugnas ištisas, buvo padarytas išimtinio vamzdžio, supjaustytas, kad pagautų orą. Orą gaudys, paims iš šitos ertmės. Ir jeigu mes kepam šašlykus, sudedam iešmus, uždarom ir kepasi dar geriau iškepa, negu atvirai liepsna degti. Ir dar tuo pačiu gesinasi liepsna. Čia buvo paimta iš tvorų dekoro, privirinta, paimti vyriai, pirkau, kurie yra virinami. Ir privirinta ir jie naudojami kaip ir dekoras, ir atrama, kad jisai daugiau neatsiverstų. Čia skylės iešmam sudėti. Kaminėlis padarytas iš 90-inio vamzdžio. Ir kiek teko per YouTube žiūrėti meistrų, kurie patarė ne per centrą dėti, kaip ten išpjauni iš baliono šitą skylę, bet viršui, kad geriau dūmai išeitų. Geresnė būtų trauka. Ir įdėtas termometras specialiai tam, kad naudojant rūkyklą, kaip darai rūkyklą, kad kaip rūkai matytum vienodą temperatūrą, kad nereikėtų atidarinėti, ataušinti rūkomą daiktą, nes kaip ataušta jisai blogiau įsirūko. Čia yra iš trumpesnio, buvo tas pats balionas, tik tai jisai sutrumpintas ant 25 cm. Ir čia vadinamas tas dūmų generatorius. Čia galima naudoti išėmus šitą, įdėjus groteles, kad nenaudot, daleiskim, jeigu nedaug kažką kepi, dedi groteles ir nedidelį kiekį iškepi. Naudot didelio ploto kepimui, panaudot tam greitam iškepimui. Čia yra šitas konteineris, dėžė, tam, kad nesuvers didelio kalno, kaip meistrai yra, kiti daro, kad anglies būtų nedaug. Čia sudedi, taip sakant, ant viršaus kaip anglis dega, čia rūkosi ir pabaigoj susideda tos pjuvenos šlapios, kad nereiktų, gali pareguliuoti temperatūrą, kokia tau reikalinga. Čia padaryta anga. Šitos angos aš čia padariau ant spyruoklės, vieni meistrai daro iš vidaus, aš padariau šitą dūmų padavimą, oro padavimą ant spyruoklių, kad būtų galima, čia būtinai reikalinga, kad ir vienoj pusėje, ir kitoj, kad dėl temperatūros reguliavimo dūmų. Kas dar? Padariau staliuką
kad jisai būtų, galiu aš jį išimti, įsidėti. Jeigu kažkur aš jį pastatau, tai leidžiu, jisai mane sumaišo, bet staliukas yra reikalingas. Galiu taip pastatyti. Staliukas yra būtinas, kad patogu, bet kad nebūtų labai arti, kaip vieni padaro, kad labai arti būna baliono, pradeda degti staliukas, kad jisai būtų šioks atstumas. Ratukai, šitas, imkim, kojas padariau iš, daugiausiai visi daro šitas staliuko kojas iš siuvimo, senų siuvimo mašinų, bet kiek pasižiūrėjau, pasidomėjau, tai beprotiškai yra brangu nusipirkti. Aš padariau šitą staliuką iš senų rusiškų, ten ligoniniai, tų metalinių lovų galų. Supjaušiau, įvyrinau, kur kiek reikėjo ir padariau tokį variantą. Gražu, apvalu, estetiškai. Ratukai padaryti iš balioną supjaušiau, nes vieną balioną reikėjo trumpinti 25 cm, tai šitie ratukai buvo padaryti iš tų atliekų, ką dariau. Ką mano dar buvo padaryta? Atraminės kojelės. Jeigu kur nusiveži, pasistatai, kad jisai neklibėtų, pasukai, kiek reikia, pasireguliavai ir jisai stoja stabiliai. Ką dar paleidau? Jeigu daryčiau kitą, jau tokią kepsninę, daryčiau ratukus biškį toliau į tą pusę, nes turi visi biškį tokia nori virsti. Bijau, jeigu anglies priklausite, kad jisai net virstų. Balioną supjaustyti, YouTube yra labai daug įdėta informacijos, kad nepjaustyti tuščių balionų, kad nesusisprogdintumėt, nes vis tiek ten lieka tų dujų, papjaustant gali jos sprogti. Ant to daugiau, ten YouTube yra labai daug tos informacijos, kaip saugiai viską supjaustyti. Tai tiek. Įvertinkit,